ficar em pé. Eu também. Ką tik pabaigėm pasaulio šiuolaikinės penkiakovės iki 19 metų čempionatą Druskininkuose, kuris tapo ir pirmuoju žaliuoju renginiu penkiakovės istorijoje. Esu Aistis Baronas, Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos prezidentas. Tai be abejo ne pirmas renginys, kurį mes organizuojam Druskininkuose ir tai yra pakankamai didelis. Mes praeitais metais turėjom tiek Europos čempionatą iki 17 ir 19 metų ir jaunimo pasaulio čempionatus. Šitame reikale mes esame tikrai ne naujokai, esame pakankamai jauni žaidėjai tarptautiniai rinkoje, bet tikrai kylam, mūsų vertina labai gerai, mūsų organizuoti renginiai aukščiausios kokybės ir tą kokybę norim perteikti visai tarptautiniai federacijai. Welcome everybody to Druskininkai for the 2024 Under-19 World Championships. Here we are, building up to the first of our 5 live disciplines on UIPM TV. It is the women's final firstly, then later on in the day we will move on to the men's final. Aš įgūriau. Negalvoti, jeigu negalvoti, daryti kol stopnį. Viskas gerai, tvarkoti, apdarinėti. Ir siauriau dirbti, labai plačiai, siauriau dirbti. Kadangi, kadangi kai plačiai dirbi, tu nejauti distancijos, kai siauriau tu dirbsi, tu jausi distanciją. Sportas yra sportas. Neblogai, bet nesustopti. Ir per ginklą, per ginklą. Siauriau, dur. Ir čia vas, pačiau žiūrime. Taip? Taip pat efektuoti, tik tai laikyti distanciją ir užbaig greičiau. Prieini čia. Bam, staigiau. Nes čia prieini lėtai, pora kovų liko. Dar pora ir viskas. Davai. Aštriau. Nestenkės. Jos strėlės darys, atsimeni, strėlės darys. Eini prieini greičiau. Užbaig greičiau viską. Fencing bonus round, it's just 2 points per touch, but if you go on a run, if you get 4 or 5 victories, then it could be really serious points, can't it? Yes, I think if you get into the groove and you manage to get more than 2, it's a really good feeling, and even if you get, for example, 5, it's 10 points, so it's 2 points as in the fencing ranking round, so you can get some points in there. You certainly can. It can all make a difference as the competition comes to a conclusion. And one thing we know about pentathlon, Elsa, is it is unpredictable. Fencing bonus round is done. It's time now to move on to the obstacle. There she is, the obstacle course. Steps, big wheel, over, rings, balance beam, wheels, monkey bars, finish walls. Get around as quickly as you can and you're in with a chance of making some magic here.
Here we go, underway. You can see Martina. She will do well. Do you feel like there is time lost in that wall with the big wall? It's hard to just catapult yourself over, isn't it? Some athletes actually did really well on the wall, so I think it's Great pace through. practice. To the monkey bars. Oh, that's fast. Yeah, this is great pace from Lithuania. Up the finish wall. Get that button hit him. Oh, See, she struggled a bit. Slow a little bit there. Let's see the transition. Still, the time is pretty good. Lithuanian male athlete is already on the course, over the wall into the rings. Lucas, we know, is feeling a bit unwell, but this is not showing as he makes way. Unsteady start as the balance beam, but he gets through it. That was The good. wheels That was good. very good. So into the monkey bars now. Great pace through the monkey bars. Finish wall, will this be sub 1 minute? There we go, slam to time. It's a 58.62. Good stuff from the Lithuanians. Sveiki, aš esu Elža Adomaitytė, esu suaugusių rinktinės narė ir šiose varžybose mano darbas yra komentuoti UIPM TV transliaciją. Iš tikrųjų, man tai ši patirtis labai džiugina, aš jaučiuosi, kad nereikėjo įdėti daug pastangų ir kad kaip sportininkė aš galiu atnešti daug tokio kaip informacijos iš vidaus ir manau, tai yra kaip ir naudinga visai, kai komentuoji tokiose varžybose. Tačiau gal vienas iš sunkumų buvo tas, kad nelabai esu susipažinusi su U19 sportininkais ir jaunesniais, tai ši vieta gana buvo sunki, nes reikėjo daug ruoštis susipažindama su sportininkais. Nesitikėjau, kad tiek daug reikalų yra behind the scenes, kaip ir už užkulisių, ir kad tiek reikia savanorių, ir kad tiek žmonių prisideda prie organizavimo. Ir iš tikrųjų labai sunku yra suorganizuoti tokio lygio varžybas. Tai labai didelis kaip ir pagarba visiems žmonėms, kurie prisideda, nes būti sportininko viena, bet tokias varžybas organizuoti iš tikrųjų yra labai sunku. Mexico, can you come to the second lane? Okay, second lane, Mexico. Third lane, Poland. Here, oh, okay, so here is the third lane. Fourth lane, Lithuania, and fifth, Japan. Okay. Egypt lead by 9 points. Great Britain 3 points further adrift. France 5 points behind. 2 points behind then are Italy, who moved up with 14 points advantage over France in the swimming. So we have a six-way battle for gold. Aš esu Justinas Kinderis, šiuolaikinis penkiakovės generalinis sekretorius. Pernai metais turėjome pasaulio jaunimo čempionatą ir šiais metais buvo tikslas turėti dvi amžiaus grupės kartu, tai sujungus 17 ir 15 metų sportininkus. Tarptautinė federacija šiek tiek pakeitė žaidimo taisyklės ir paskutiniu momentu sako vietoj to, kad dvi amžiaus grupės, imkite U19 čempionatą ir štai jis jau eina į pabaigą. 5, 4, 3, 2, 1, take your marks. Aš labai laimingas dėl to, kad mes pakilom vieną vietą po bėgimo, nors nieks nesitikėjo. Bėgom 7, šiaip tikėjausi, kad nukrisim, tikrai nepakilsim, bet Lukas pafinišavo gerai, tai pakilom. Bet džiaugiamės, kad gavom galimybę startuoti pasaulio U19 čempionate. Tai ačiū Lietuvos penkiakovei, kad mus priėmė.
So coming around the final corner to win yet another gold for Egypt. Mohamed Hassan and Farida Alil have done it. It's gold for Egypt. It's been a brilliant later run for France. They'll pick up a very impressive silver. Federer and Flavin on the podium. And it's going to be bronze for Great Britain. A strong finish this for Sebastian Forrest. Su Vitalija esu atsakinga už transportą, apgyvendinimą ir maitinimą pagrinde. Matosi patobulėjimas, labai džiaugiuosi ir komanda, nes visi irgi susidirbę esame ir tikrai padedam vieni kitiems. Tai iš tikrųjų tai žiauriai džiaugiuosi. Tikrai jaučiuosi, kad ne pirmas jau mūsų čempionatas čia yra, kur prisimenu save prieš metus. Tai buvo daug daugiau streso, daug daugiau galvos skausmo, pučia ašarų, bet tikrai jaučiuosi, kad tobulėjom ir galbūt jau norisi ir kitokių iššūkių. Stovi, tu žengi žingsnį į priekį arba žingsniuką ir tu turi pagauti jos akių kontaktą, kad jinai žinotum, tu turi vesti visą šitą dalyką, okei? Ir kol jinai kabina medalį, tu turi labai sekti, nes realiai tu iš karto turi eiti. Neskubėdama, kabina medalį, kabinkai medalį, paspaudi ranką, paspaudi ranką, tada jūs atsisukat neskubėdamas į priekį, į kameras, sekundę ir einat, o tu jau turi būti čia kažkur. Svarbu nepasimesti ir žinot, ką daryti. Svarbiausia, kai apdovanojat pirmą vietą, jūs abi turit nueiti. Mes turim išeiti, nes tada vėliavas. Taip. Viskas aišku. Nu tai gerai. Fingers crossed kažkaip. Šiuo metu mes repetavomės apdovanojimų ceremonijai, tai mes turim realiai vienintelę galimybę tai padaryti teisingai tiek per moterų finalus, tiek per vyrų finalus. Tai todėl labai svarbus savanorių darbas ir norisi, kad jie visi būtų įveiklinti. Tai nuo kiekvieno vėliavos pasisukimo iki atleto atvedimo, tas visas komandinis darbas yra labai svarbus ir tas kiekviena sekundė ir kiekvienas kameros pagavimas yra būtinas ir reikalingas, tai norisi duoti dėmesio ir savanoriam, ir atletam, ir laimėtam, ir vipam, tai todėl tos repeticijos, kad ir po kelias minutes mums yra labai svarbios ir labai reikalingos, todėl aš džiaugiuosi, kad čia mes turim tų savanorių, kurie gali dalyvauti, ne tik padėti, bet ir sudalyvauti tokioj dideliai dalykai apdovanojimų ceremonijai. Labai tikiuosi, kad viskas bus gerai ir kažkaip tas nusiteikimas ir ta savanorių motivacija padeda. The end of the competition here. Another goal for Egypt who've been dominant here. They've won gold in every single competition. So it's been a really successful event this. Thank you so much for tuning in. Thank you for all the organisers. Thank you very much to Elsa for her help in the commentary box. Thanks to everybody working hard behind the scenes. Thank you so much, everybody, for watching, for tuning in, and how much effort is put into the organizing of competition, how many people work behind the scenes just in order for this to happen, and thank you all for helping and for working hard to make a successful competition like this. Well put. Right, that concludes things from Andrius Kuninsky here in Lithuania. Thank you for tuning in. We'll see you all again very soon. Bye for now.